Sveiki žvėjai, pirmas dalykas. Sveiki. Kaip matau, šiandien mūsų laukia kažkas tai naujo ir nebūtų, ko mes dar laidoje tikrai nerodėme. Užkurti kažkokie tai motociklai. Esame tikrai ne Lietuvoje ir mums Darius kažkokį tai ruošia surprizą. Nu, Dariu, papasakok. Šiandieną sumąstėm išvažiuoti į Kalnų ežerus. Ten, kur nepravažiuosi su mašina, tik su motociklais. Tai kad su draugu mano Raivas susisiekėm, paėmėm motociklus, atsivežėm iki tam tikros vietos, kabinam prie kabėlės tokias, mažas susikranom daiktus ir važiuojam gaudyti į miško ežeriuką. Ten bus... Tikrai tenais žvėjai nesilanko ir nebus tai kažkoks komercinis renginys, kaip sakoma, kur ten bus visiškai laukinis ežeras, kur neprivažiuoja žmonės su mašinomis, dėl to reikalinga tokia transporto priemonė kaip motociklai. Ir Darius be problemų tai suorganizavo ir tikrai ant tiek adrenalinas man skiriasi iš kūno, kaip sakoma, taip norisi greičiau lėkti, kad gal aš dabar iš karto rišu savo kalbą, kad greičiau lėkti ir po to jau nuo ežero mes, kaip sakoma, ledo pakalbėsime, kas mūsų laukia. Nes iš tikrųjų, patikėkit manim, tikrai siurprizų bus. Mūsų dar vienas bičiulis laidos Raivas čia su Darium mums suorganizavo tokią kelionę, ne mums, o man, Tau? Jo, kad Lietuvoje, kaip matote, tikrai šiais metais nepavyko normaliai pažvejoti ant ledo, nes, nu, pats matei, Dariu. Taip. Ledo nebuvo. Ledo nebuvo, o čia Švedijoje buvo ledas. O čia mes visiškai šiaurę nulėkėme ir dabar ką. Ir čia sakė, kad čia velniai žino, kas gyvena. Čia gyvena viskas. Gyvena ir palija, ir gyvena ir upėtakis laukinis, ir tie patys net kiršliai. Ir kiršliai. Kas man taip. Jeigu aš pagausiu kiršlį, aš užsidėsiu didelį pliusą. Iš po ledo gyvenime to nesudaręs. Taip, kad kraunamės mes savo visus įrankius. Gręžime, ar ką čia darome, nežinau. Papasakos mums vėliau Darius. Taip, kad startuojam. Žiema tęsiasi. Sakė, čia tikrai gyvena laukinės palijos, mes jam paruošime esame porą surprizų, kur man tekęs yra susidurti anksčiau. Matau, kad čia visai pakankamai rimta sistema surišta, dėl to aš per daug nesijaudinsiu ir nieko neperdarinėsiu, tiesiog rišu tai, kas yra pagaminta. Na, pasižiūrėsime.
Laukinė palė. Štai vyrai, tik leidom, pagau iškart pirmą laukinę palę. Tikroji gražioji laukinė palė. Kaip matote, kol aš ruošiuosi savo meškerytės, mano bičiuliai jau be atvangos lupa žuvį. Man tiesiog rankos net dreba besirašyti peškerį, dėl to šiek tiek užtrukau. Taip kad tiesiog pati primityviausia balalaika, porą musės lervų, keletas uodo truklio lervų. Ir aš bandysiu įleisti jakitę ir tikiuosi, kad mane aplankys sėkmė. Čia jokių nei jaukų, nieko nesiruošiame. Čia jų nereikia tiesiog. Taip. Štai lietuviškas gaminys, lietuviška porcija. Manau, turėtų patikti švediškam žuvim. Ir tokią žuvį ištraukti su taip vadinama balalaika, patikėkit manim, bus reikalų. Kiršlys! Įsivaizduojate? Ežere, visiškoje šiaurėje, nuo ledo. Pagau, štai tokį gražuolį kiršlį. Aišku, dydis tai gal čia nais ir simbolinis, bet faktas, kiršlys. Paleidžiam šitą gražuolį. Margasis. Laukinis, nedidelis margasis patakiukas. Įvairovė žus. Kiršlys, upėtakis ir margasis. Jau pagavom visi. Turiu keletą pastebėjimų, kas link palijų žvejybos, upėtakių arba tų pačių kiršlių. Kaip matote, esu išsigręžęs 2 akitės. Ne dėl to, kad čia noriu kuo daugiau pristatyti meškerių, bet būtent reikalinga šiokia tokia taktika. Šita meškerė praktiškai ant jos nieks nekimba, bet jinai atlieka pagrindinę funkciją, nes yra lemputė. Lemputė yra tikrai privaloma Švedijoje, nes ypatingai gerai atkreipia dėmesį žuvies iš toli ir žuvis priplaukusi jau automatiškai tada suranda avižėlę, su kuria reikia judinti. Šiandien bent jau ant stovinčios nekimba, reikia žaidimas šioks toks ir tokie pastebėjimai, kad palė dar gal ir upėtakis ant stovinčius užkimba, jeigu norim pagauti kiršlį, tai tikrai reikalingas žaidimas su avižėlė. Stovinčios avižėlis kiršlys nekimba. Taip, tai tiesiog nuleidžiame, surandame dugną, įleidžiame, jaučiam, kai jau yra dugnas ir reikia sukelt apie kažkur tai metrą
nuo dugno ir pastatyti meškerę. Meškerį reikia tvirtai statyti, nes žuvys nemažos ir iš tikrųjų gali jums ją ir įtraukti. Ir tiesiog tada imame paprasčiausiai balalaiką ir elementariais judesiais virpiname. Tokiu būdu geriausiai iš tikrųjų kimba žuvis. Būna užkimba ir ant meškerės ir be lemputės ant stovint, bet 80% tikrai ženkliai kibimų daugiau yra sulaukta tokia va būtent sistema gaudant. Kai šalia lemputė ir šalia vežėlė. Pirmą vietelę mes čia prie kranto patikrinome. Tikrai įspūdingai tik įleidome. 1, 2, 3 kibimas, įvairi žuvis. Tikrai fantastika. Ir nusprendėme truputėlį pavažiuoti toliau. Nes čia truputėlį toksai kaip ir ramumas jau įvyko. Žuvis, matom, yra, bet nekimba. Tai va, su bičiuliais nusprendėme šiek tiek pariedėti link ežero vidurio. Gaudimo būdas čia toks pat kaip Lietuvoje. Tik savaime suprantama žuvis visiškai kitokios. Nuo pusės kilogramo. Taip kad ir valų reikės turėti storesnio. Aš esu susisukęs su 0,14 diametro. Vežėlė tikrai ne per mažiausia, reikia, kad būtų tvirtas kablys. Nes jeigu bus plonas, tai tikrai atlankstys, nes, kaip ir minėjau, žuvis tikrai įspūdingos. Ir su jom pakovoti yra reikalų. Kokią vežėlę naudoji, parodykite? Tai paeksperimentavau, juoda. Pabandžiau blizginti. Nekultūringa, tik tai vieną tokią vežėlę pats ir turi, kiek žinai? Ne, turi dar vieną MZ. Dar vieną MZ. Taip, man atrodo. Irgi vėlgi ponų išmislas, aviža. Padažyta. Padažyta su moterišku laku. Jūs pažiūrėkite, kas čia dedasi. Kokio dydžio kiršliai, koks grožis. Fantastika. Super. Susidomėjimas kažkoks tai buvo, bet pametė. Matomai nepatiko. Mano pasiūlytas sumuštinis, vodatrukšnių lervas ir musės lervas. Gražiai palinksėjo ir metė. Nieko. Tegu stovi šitą meškerytę. Mes ją labiau reikia statyti, kad nenuneštų. Aplipdyti, nes ypatingai stiprios čia žuvis. Galime prarasti įrankį.
tokios žuvies reikia atvažiuoti gauti visiems. Va tokios. Opa! Opa! O! Kažką turiu. Įdomu kas. Tikiuosi kiršlys, nes visko esu pagavęs, visokių palių, upėtakių, ten taip toliau, bet kiršliai iš po ledo tai yra kažkas tai iš fantastikos srities. Kyla, op. Kiršlys. Taip. Fantastika. Užtenka pagauti keletą tokių žuvų per dieną. Adrenalino ir įspūdžių visam gyvenimui. Šiek tiek mažesnis, kažkoks nusivylimas. Aš tiesiog patylėsiu. Tai va toks mūsų šiandieninis laimikis. Iš tikrųjų yra kas veikti čia Švedijoje. Ir tikrai rekomenduoju visiems atvykti, susigrumti su tokiom įspūdingom žuvim, įspūdžių visam gyvenimui. Aš galvojau jau daug ko matęs, daug žvejojęs,
bet pirmą kartą gyvenime taip stipriai iš tikrųjų nunešė netgi stogą, kad traukti kiršlius iš po ledo tokio dydžio, tai neišdildomi įspūdžiai visam gyvenimui. Taigi šiandien laidą baigiam, pilnas įspūdžių, pasikroviau energijos tikrai visam gyvenimui. Ačiū tau, Dariau, už šaunę kelionę, ačiū mūsų šauniam draugui Raviui. Mes pa šitą bičiulį apsilankysime dar ne vieną kartą ir ne du, tikrai prižadam. Ir tikrai prižadame, kad mes atvažiuosime ant atviro vandens. Nes sakė, čia kiršliai kimba iš valties. Įspūdingi. Taip, kad šiandien mažiau kalbų, daugiau darbų. Dar kartelį ačiū. Čia. Ate. Ką norėjai tą pagalai? Taip, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki.